aš miegu ir girdžiu, kaip per langą įkelinėja Paulius, MT gitaristas, įjungtą televizorių, nes tuo metu grojo Berenguly Moloko. Kaip tik tuo metu išėjo Moloko singlas Sing It Back ir kur atrodė, kad pagaliau kažkas kuria muziką tokią, kurią supranti nuo A iki Z. Roisin Murphy atsimenu iš jos vieno geriausių klipų, kur ji improvizavo savo choreografiją, o visi šokėjai turėjo jos improvizaciją išmokti. Ir tai buvo vienas originaliausių choreografinių klipų ever. Jos ritmai yra amazing, jos muzika gali būti skirta ir paklausyti, ir šokti, ir pasišokti. Tai yra unikalu. Buvo daug metų mano mobiliojo telefono melodija ir kai man skambindavo arba žadintuvo žadindavo, aš girdėdavau būtent juos. Ir 2008 metais, kuomet ji keliavo su turu, reklamuodama savo albumą Overpowered, aš irgi buvau jos koncerte Rygoje ir galiu pasakyti, kad iki šiol tai yra vienas iš tų koncertų, kurį aš tikrai įtraukiu į top 5 visų matytų. Su gyva grupe, su savo back vokalistėm. Kaip dabar prisimenu, ji buvo tik su juodom kelnėm, beveik permatomu baltų bodžiu ir kiekvieną dainą keitė tik tai pirštinės, skrybėlės, akinius, aksesuarus ir visa tai buvo vis kitoks šou. Kiekvienai dainoj buvo vis kita Erosion. Ir tikrai ateis į Kalnų parką, kuriame jį vėl dainuos visiems kartu ir man atrodo, jums taip pat reikėtų nepraleisti šito koncerto.